bandysime spręsti konfliktus. Užsirašom užduotį. Pirma užduotis. Kokios kyla konfliktinės situacijos pas jūs mokykloje? Dabar išsirenkam iš tos daugybės konfliktinių situacijų vieną, kurią norėtumėt pabandyti prarepetuoti, kaip galima būtų spręsti. Būtinai vienoje pusėje turi būti arba mokyklos atstovai, arba mokytojų atstovai. Kad savo vaidmenis vaidintų. O kita pusė gali būti moksleiviai, tėveliai, administracija, nežinau, dar kažkas. Pasirinkit jums aktualiausią. Pasirašym, renkamės aktualiausią. Dabar kaip reikia spręsti konfliktinės situacijas? Ar jos yra tarpkultūrinės, ar jos yra vertybinės, ar jos yra įstatyminės kažkokios, ten pareigybinės, ar dar kažkas. Tai taip, užsirašom. Pirmas žingsnis. Jeigu aš esu mokyklos atstovas arba mokytojas ir jeigu pas mane ateina konfliktinė pusė, užsirašykit visi, paskui nežinosit, ką daryti. Pirmas. Nuvesti izoliatorių. Kabutės izoliatorius. Nuvesti tokią vietą, kur kiti negirdi. Antras žingsnis užsirašom. Būtinai pavaištinti kažkuo tai karštu. Geriausiai, kad tai būtų ne kava, o arbata dideliam puoduke. Ne mažam, o dideliam. Klauskit manęs, kodėl. Todėl, kad didelis puodukas ilgai atšalinėja, visi nori išgerti už dyką arbatėlės, reiškia, kol gers arbatą, nuo jūsų neišbėgs, iki direktorės nenubėgs. Taip? Kavos neduokit, nesusistimuliuos. Duokit geriau arbatų, žalios kokios nors, kad atvirkščiai ką padarytų biškį, nurimtų. Taip? Toliau, dėmesio. Trečias. Pasisodinant žmogų visada savo po kairę pusę. Demonstruoju. Dėmesio, užsirašom. Pirmas. Sėdam visą laiką taip. Kada jinai kažką rašysi savo, aš labai gerai matau. Nes jinai tik rašo su dešinė ranka, taip? Antras, kada aš rašysiu, atsiprašau, žiūrėkite. Ar jinai matys? Ne. Antras, dešiniojas ausis yra atsakinga už fantaziją. Man lengviau pripudruoti ką tokius smegenis. Todėl aš galiu ką daryti, kalbėti. Man lengviau padavinėti dokumentus. Aš duodu pavyzdį. Labai atsiprašau, tamsta mama, bet įstatymo punktas yra toks ir turite jūs jų laikytis. Dabar žiūrim, man lengviau su kairė ranka rodyti pozityvius ir neigiamus ženklus. Visi kartu mokinamės. Paimam dokumentą, rodom ir dabar žiūrėkite, dėmesio. Pozityvų ženklas, delnas į viršų. Vat prašom pažiūrėkite punktą numeris 3, paskaitykite. Pozityvas, delnas atviras. Kada nuleidžia akis, tada aš darau įtaigą žvalioje būsenoje. Nuo to punkto jums su vaiku tik geriau bus. Paskaitykit, bet žinokit, bus geriau, jeigu mes iš tikrųjų to punkto laikysimės. Kada žmogus nuleidžia akis, jo kritinis klausimas išsijungia. Tada galima daryti trumpas įtaigas į ausį. Ir taip keisti pasąmonį jo ką tokį mąstymą. Dabar, niekada patys nekalbėkite apie dokumentus. Geriau paduokite tą dokumentą, ką padaryti, paskaityti. Tada jūs neliksit kokie kalti. Dokumentas kalbas ne aš. Aš negaliu tų klausimų, ką daryti, spręsti, todėl kad dokumentas yra toks. Būtinai darot įtaigą žvalioj būsenoj. Dabar toliau. Žiūrim toliau. Visi kartu. Pozityvų ženklas. Sudek kairę ranką. Dešinėje rankoje laikom dokumentą. Sudeškite. Pažiūrėkite. Neigiamas ženklas. Dėmesio. Jokiais būdais. Visi kartu. Jokiais būdais. Su kairė ranka. Ir dėmesio, kada noriu, truputį luktelkite, paskaitykite. Truputį luktelkite. Jokiais būdais nedarykite šitaip. Ką aš darau? Aš ne tik žodžiais, dokumentais, bet ir po veiksmų darau įtaigą tam žmogui, su kuriuo ką darau, dirbu. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai dabar, ar suprantu, kodėl iš kairės pusės? Drąsiai. O jeigu rodosi pirštu, Negerai. Tai yra dominavimo ženklas. Dėmesio. Niekada taip nedarykite. Mano myliai, niekada taip nedarykite. Va, dėmesio. Aš visiems taip galiu pasakyti. Dėmesio. Visada. Arba pozityvas, arba jokiais būdais, arba truputį palaukit. 3 pagrindiniai gestai. Ir antras, dešinį ranką laikom. Dabar, dėmesio. Kodėl duodam karštą? Kodėl nesiūlom, kad mums šalto atsigerto karštą? Ne tik dėl to. Ne. Užsirašom. Įsiaiškinsim, ar jinai kairė rankė ar dešinė rankė, jeigu tai yra mama. Jeigu jinai kairė rankė, dėmesio. Jeigu
viskas kaip? Atvirkščiai. O kada duodi, pavyzdžiui, yra, ypač katros jau, kaip savo, anksčiau mes mokinomės, tai mūsų kairiarankius privertė išmokti rašyti kurią? Dešinę. Bet vis tiek mes viduj kokie? Kairiarankiai. Kada duodi karštą daiktą, visada žmogus ima su dominuojančia, ką tokia? Ranka. Ar tu išmokęs ar neišmokęs? Vis tiek imi su dominuojančia ranka. Aš tai dešiniarankiai žinoma, tai mane reikia šitoj pusė. Gerai, judam toliau, dėmesio. Kada pasodinot, padavėt karštą, mama geria, jūs kalbatės. Dabar visada užsirašykite vieną dalyką. Sekantis etapas. Nuim garą. 6 klausimais. Nuim garą 6 klausimais. Nepulk siūlyt sprendimų nieko. 6 pagrindiniai klausimai. Pirmas. Kas dalyvavo ten toj konfliktiniai situacijai? Ką darė? Dabar pats svarbiausias klausimas. Didžiosios raidėm prašyti. Kaip viskas vyko? Ne ką, o kaip yra svarbiau. Kaip? Kaip vyko? Toliau, kur kada, žinoma, kur kada. Kur kada. Ir labai svarbus klausimas. Kodėl? Bet kodėl klausimą uždavinėti negalima. Klauskite manęs, kodėl? Todėl, kad verčia žmogų teisintis. O kada verčia žmogų teisintis, jisai dar labiau sustiprina savo poziciją, netgi jeigu jis yra koksai neteisus. Todėl, kad jeigu aš sakau, pasiteisim, nu tai tu prigalvosi dar 50 priežasčių, kaip savo poziciją ką padaryti? Sustiprinti. Vietoj to klausimo, sakom, papasakoj daugiau, koks ten tas buvo įvykis, kokiu būdu vyko, ne? Vienu žodžiu, daugiau apie veiksmą kalbam, apie procesą, negu apie priežastis. Suprantat? Dabar užsirašykit vieną svarbiausią dalyką. Neužsiminėkit mamizmų. Yra vadinamas mamizmas. Aš supratau to vaiko elgesio priežastis ir aš jam atleidžiu. Ne mano mielosios. Jūs ne mamos čia. Jūs reaguojate ne į vaiko turinį, jūs reaguojate į vaiko elgesį. Aš visą laiką sakau, tamsta mokytojos, aš pats direktorius, tai aš sakau, tamsta mokytojos. Jūs galite suprasti, kodėl jis taip padarė, bet tai nereiškia, kad tai pateisina elgesį. Todėl, kad neužmirškite, namuose jūs savo vaiko vidų galite keisti, o čia jūs galite keisti elgesį. Kuo daugiau to elgesio nepasikartos, tuo daugiau šansų, kad vaikas viduj pasikeis. O vaikas elgesi taip, kaip mes jam leidžiam. O kaip leidžiam, taip jis ir elgesi. Jeigu su jumis blogai elgesi, reiškia, jūs taip leidžiat. Reiškia, jūs nemokat kontroliuoti, o ką tokio elgesio. Ne protą reikia reguliuoti, o elgesį. Nes protas gali, žinot, kada protas formuojasi, susirašykit. Nuo -9 mėnesių iki 4 metų. Tai yra vadinamas nekritinis periodas, kada vaikui galvą primėto tėvai, giminės, visi kiti visokių introjekcijų ir projekcijų, kas yra gerai ir blogai. O paskui likusi gyvenimas pagal tai gyvena. Tai jūs jam neiškrapštysit. Net Zigmundas Freudas su savo psichoanalizė nieko neišgydė. Jis nieko neišgydė, nei vieno ligonio. Pas jie eidavo po 3-5 metus, jie visi liko tokie patys. Todėl, kad neiškrapštysi tų dalykų. Jie jau yra. Aš galiu pakeisti elgesį žmogaus ir jeigu aš pakeičiu elgesį, jis supranta kitaip elgtis ir jam susiformuoja naujas įgūdis ir jis daugiau to nedaro. Tai nereiškia, kad jis nenori rūkyti. Gali visą gyvenimą norėti, bet tu gali nerūkyti. Tiesiog suformuoji naują įgūdį, neimti nieko į burną. Ne? Pailgo. Vat ir viskas. Neįminė, aš visą laiką sakau, kaip mes rūkyti. Nepaliesk niekada daugiau cigaretės. O tavo užduotis, o pakeis kelias, niekada nepaliesk, niekada daugiau cigaretės. Jeigu tu jos nepaliesi, tu neužsirūkysi. Tai tokį dalyką aš galiu kontroliuoti, ar ne? Nepalietimą. Galiu. O kai ten norą pakeisti, nerūkyti, nepakeisi. Gali užsimiršti. Judam toliau. Kada žmogus kalba, jūs turite reaguoti. 3 pagrindinės reagavimo būdai. 3. Visi kartu paskui mane. Jeigu sutinkat, visi darom šitai. Taip, darom. Taip, visi kartu. Taip, taip. Darom, mokinamės. Taip, taip. Dabar, jeigu žmogus kalba truputį nesąmonės, kaip darom? Niekada taip nedarykit. Niekada. Dėmesio. Darom šitai. Tai kaip senbernarai. Senbernarai darom. O, darom. O. Nesakom ne, darom. O. Nors iš tikrųjų viduje nori sakyti ne.
Dabar jau kalba absoliučias nesąmonės, absoliučias, visiškai. Špokas. Nesijokiam. Kaip įdomu, nustebimas, kaip įdomu, pasakoti daugiau. Dabar dėmesio, užsirašom toliau. Kada kalbant toliau su savo tais konfliktuojančiais žmonėmis, yra 4 tik sprendimo variantai. 4. Pirmas užsirašom, pirmas. Klientas visada neteisus. Žiūrėk, aš labai atsiprašau, jūsų sūnus uždaužė langą, pagal mūsų vidaus darbo taisyklės, paskaitykite, yra parašyta lango sudaužymą, yra sumokama. Taip, nieko šitoje vietoje aš padėti ką? Antras variantas. Mano interesantas ir klientas yra teisus, bet nieko aš padėti ką? Negaliu. Variantas. Labai atsiprašau, taip jūsų sūnus bėgo, užsikabino čia už to vamzdžio, nugriuvo, susilaužė koją. Taip, tai yra tiesa, bet aš nieko šitoje vietoje padėti ką? Negaliu, todėl kad už šitą vamzdį yra atsakingas savivaldybė arba seniūnija. Sorry, nieko padėti ką? Negaliu. Bet jūs teisus, aš nesakau, kad jūs teisus, bet sorry, aš štai neatsakingas. Toliau, trečias variantas, susirašykite, trečias. Klientas yra teisus ir kada nors niekada biškučiuką aš jam padėsiu. Kada nors niekada biškučiuką. Bet būtinai padėsiu kada nors niekada biškučiuką. Gal, trupučiuką, gal, niekada. Vaikas yra adaptuotas. Tėvai labai nori, kad jis stotų į Vilniaus universitetą į tarptautinius santykius. Bet vaikas visiškai adaptuotas. Jūs galite pasakyti, žinot, jūsų vaikas yra negerai. Taip? Iš karto visam gyvenimui liksite kas? Jūsų užduotis kokia yra? Mes viską darysim, visada kiekvieną dieną, kad jūsų vaikas galėtų gerai ką daryti, mokytis. Ir mes viską darysim, kiekvieną dieną darysim, ir viską darysim. Dabar tai yra tik laikinos nesėmės, būna visur nesėmės, bet mes viską darysim, ir vėl darysim, ir paskui kada nors niekada bus gal kažkoks rezultatas galbūt. Bet tą niekada, jūs niekada gyvenime negalite niekada pasakyti, niekada. Kai kada mes negalim kitaip klientui pasakyti, nors mes suvokėm situaciją kaip specialistai. Bet jeigu jūs pasakysit nedaug Dieve, taip, tai jums čia yra teismas ir laimėjimo. Ar supratome? Tai šito dalyko niekada nedaro. Dėmesio, judam toliau. Ir 4 variantas. Klientas visada teisus. Pratęsiam, jeigu mums apsimoka. Jeigu klientas atėjo dėl kažkokios smulkmenos, iš kurios gali iškilti didžiuliai kas, tai paimkite, be jokių kiauksėjimų, be jokių vardymo akių, be jokių kiaunių kokyčių darymų, be jokių didybės manimo, nueikite ir padarykite. Ir šitą probleminę situaciją ką? Uždarykite. Todėl, kad reikia labai nedaug, bet dėl to, kad pas mus mūsų aš išbujojęs, jūs susitapatinat su savo vaidmeniu, aš esu mokytoja. Ir va, patys. Ne jūs mokininkai, jūs aptarnaujat klientus. Tai parduotuviai, ar leidžiat pardavėjai rodyti savo aš? Jūs irgi kiti čia, neišplėštumėt akis. Tai jūs irgi dirbat parduotuviai, kuri vadinasi mokykla, ateina klientas, jis turi poreikį, jūs jį aptarnaujat, kaip nori klientas, taip aptarnaujat. Tai jeigu jums apsimoka, o jums apsimoka, todėl kad vaikas kainuoja 3,5 tūkstančio, taip, apsimoka, kiekvienas vaikas apsimoka, taip, jūs gražiai aptarnaujate ir viskas. Tai dabar kiek turim sprendimo variantų? Tai dabar, kada kalbam su klientu, visada galvokite, dėmesio, kurį iš 4 variantų ką? Galima panaudoti, galima bandyti miksuoti, bet dažniausiai vis tiek būna vienas arba antras arba 10 arba 4. Taip? Dabar mano mylėjai užsirašykite vieną dalyką. Jūs, kada dalyvaujat konfliktiniai situacijai, jūs kaip teisme, užsirašykite, aš kaip teisme. Jeigu aš atstovauju mokyklą arba save atstovauju, taip, aš kaip teisme. Jeigu neturėsite dokumentų įrodančių jūsų teisumą, tai jums paskutinioji. Tai vat prieš einant į konfliktinę situaciją, susirinkite minimum 6 įrodymus, kad yra iš tikrųjų taip, ne jūsų žodžiai, o dokumentų, video medžiaga, dėdė Juozo parašytas pareiškimas, suprat, viskas turi būti. Ir jeigu to nėra, tai jums labai daug šansų, kad jūs paprasčiausiai mažą siurbliuką išmes lauk. Aš turiu minį iš tos konfliktinės situacijos. Ir jūs pralaimėsite. Todėl aš kai kada sakau, gal kai kada geriau iš visų nesivelti jokios konfliktinės tokias situacijas. Todėl, kad
neturi įrodymų, nesi pasiruošęs tam. Atsakė žmogui, dėmesio, atsakė žmogui, žiūri į jį, žiūri jo reakciją. Kad jis aiškinti reakciją, užduoda 2 labai svarbius klausimus, konfliktinius. Pirmas, ką jūs dabar galvojat? Leidžiam žmogui ką? Ir sakantis labai svarbus klausimus, kuriuo niekada neužduoda, ką jūs jaučiat dabar? Nes gali vienas dalykas, ką jis galvoja, kitas dalykas, ką jis ką? Kraštutinis sprendimo variantas susirašyti, kraštutinis sprendimo variantas. Susirašo, netgi jeigu jūs neįsprendėt problemos, bet jūs buvot, taip dirbot, kaip aš sakiau, jums pasakys, žinot, mokytojo problemos neįsprendė, nes, ką jam gali, dokumentas yra toks, bet tokia miela buvo, tokia gera, pavaišino arbatėlę, davė šokoladinių saldainių, išklausė, uždavė krūvą visokių tokių klausimų, parodė, ką gali ir ką negali, taip, ką gali ir negali. Apsprendėm, apkalbėjom, gale paklausė, kaip aš jaučiuosi ir ką aš galvoju. O pats svarbiausias dalykas galiausiai rašyti, mano mielosios, pakalbėkite apie mielus tam žmogui dalykus. O galima aš jums pasakysiu, taip, jūsų vaikas kai kada daro kažkas, bet iš principo jis labai moka gražiai mesti kašę. Bet mokamės, tai žinokit, mes kaip jau džiaugiamės ir didžiuojamės. Ir tada mama sakys, išvedė veitę, bet pasakė, kad geras krepšininkas bus. Ką aš padariau? Pudrytės, glaistuko, makaroniuko, glaistuko, pudrytės. Visada visų neišgydysim, visų neišgelbėsim, taip, bet kad mama gerai jaustųsi, tai jūs privalote tai padaryti. Čia yra jūsų darbas. Mokykite brūkšnelis psichoterapeutai. O taip, pareigybės naujos, ne? Mokinamės. Tai dabar dėmesio. Sėdam, susitarėm, kas atstovauja mokytojas, geriausiai savo vaidmenis vadinkim, mokytas arba auklėtojas, taip? O kitoj pusėje yra interesantai, reali konfliktinė situacija, kuri galbūt buvo, arba artėja dar geriau artėja. Dabar dėmesį, stop. Tėveliai, kuris iš tų žmonių buvo vedantysis, kaip jūs manote? Iš mokyklos, tėvelės klausimas, kas iš mokyklos, kur atstovavo mokyklą, mokytus, kas buvo vedantysis? Gerai, dabar dėmesio. Tie, kurie buvo mokytojai, yra 3 baziniai būdai, kaip manipuliuoti kitais žmonėmis. Pirmas, dominavimo. Labą dieną, kas šiandien netvarka, turi būti sutvarkyta taip, kaip aš noriu ir visą kitą. Kuris iš klientų jūsų buvo? Toliau. Antras tipas yra vadinami specialistai. Aš labai žinau gerai visas savo teisės. Aš punktą 26 žinau, 8-12. Jūsų mokyklas to nesutvarko. Gal reikia pakeisti auklėtas, gal reikia pakeisti mokytis, gal reikia pakeisti kažką. Toliau. Dėmesio. Ir trečias tipas yra verkiančios, nelaimingos, skudurinės mamos dalės. Jėzus, mano vaikelis ir taip vargšas, jūs gyvenate, Jėzus, turit padėti. Ar kas nors žaidė? Gerai. Tai dabar dėmesio, susirašom. 8 manipuliatoriai yra. Gerai, pirmas tipas. Diktatoriai. Lablina, tvarka yra tokia ir tos tvarkos jūs privalot laikytis. Taip turi būti ir viskas. Užsirašom vardus, kas tokie yra. Iš tėvelių, pažįstamų, draugų. Ar turi tokių, kurie va taip kalba? Turit? Garsiai reikia, man reikia, aš nenoriu žinoti. Ne, jūs tarpusavį galite. Antras, chuliganas. Jeigu jums nepatinka, traukitės daiktus ir valgykite čia. O jeigu ne, aš jums parodysiu, aš jums padarysiu, jūs dar kentėsit čia. Turit chuliganą? Ar pažįstam tokių? Aš neturiu minį, kad jis iš tikrųjų muš jūs, bet jis psichologiškai gali jūs kalbinti. Spausti. Trečias tėvelis. Globėjas. Irgi manipuliatorius. Žinot, aš labai rūpinuosi mokyklą ir noriu pasirūpinti, bet aš norėčiau, kad būtų tvarka va tokia ir tokia. Aš norėčiau, kad, žinot, mano sūnum arba kurią pasirūpintų. Ir iš viso šitos klasės neskriaustų. Nežinot, aš linkęs jums padėti, aš linkęs jums pasirūpinti. Tėvelis kalkuliatorius, arba mamytė. Labai atsiprašau, mano vaikui priklauso tiek ir tiek ir tiek. Ir prašyčiau man tas valandas, kad būtų skirtos. 5 tipas. Teisėjas. Galima aš jums pasakysiu, iš krikščioniškos moralės žiūrint, jūs labai esat neteisūs. Jūs paliekat vaikams gilias traumas,
kurios po 10 metų galbūt atsigamins ir jis negalės turėti vaikų, nes jam bus ten problemėlės kažkokios, tai dėl jūsų elgesio. Ar jūs pagalvojate apie dvasios ramybę? Ne, jūs negalvojate. Pakeiskit savo elgesį ir tada viskas bus gerai. Dievas juk mato visus mūsų. Šeštas, pažadu. Galima aš pasakyti, aš viską pažadu, viskas bus gerai. Sutvarkysime tą vaiką, viskas gerai. Jūs dar perkite, sekančią klasę, viskas bus gerai, jis pradės mokytis, aš mokytis, viskas bus gerai, viskas bus gerai, perkite. Matėte, kaip būtų tokių. Toliau. Mama jau rodžiaus, mama skuduras. Jėzu, taigi mes vargšai, mes neturim ne 10 litų. Ar galėtų mano vaikas nemoka? Ir dėmesio. Dar kiti vadinamo prielipas. Aš labai atsiprašau, ar aš galėčiau irgi prie jūsų prisijungti kompanijos? Ką turi skanaus, ką? Šokolado, turite, ne? Tai gerai, pasivaišykim dabar, pasivaišykim. Matėt, tai būtų prielipas, tai draugelė. Žinot, jie visada pasirodo, kad kažkas pas jūs atsiranda gero, taip? Jis prišoka, pavyzdžiui, papildomas valandas atsirado pas jūs. Davai, pasidalinkim, čia papeikauti, giminės, gavot palikimą, giminės atbėgo iš karto, padalinti nori, loteriją laimėjot, nori padalinti iš karto. Mali tokių gyvų, taip? Va tie 8 žmonės yra baisų žmonės. Dėmesio, visai nesvarbu, ar tai yra tėčiai, ar tai yra mamos, ar tai yra vaikai. Ar jie daro tai sąmoningai, ar tai daro nesąmoningai. Tai yra manipuliatoriai. Jie jums gadina ką? Gyvenimą ir kraują. Ir juos įveikti yra iš tikrųjų labai ką sunku. Bet jeigu aš žinau, kad jis toks, tada užsirašykit vienintelis būdas juos įveikti. Laikytis standartinės procedūros. Labai atsiprašau, tėvelių, prašom sėskit. Pagal procedūrą jūs turite pradžią parašyti pareiškimą. Jis nori kalbėti, jis nenori rašyti nieko, taip? Arba pagal tvarką pirmiausia paskaitykim taisyklės. Ką darom? Naudojam dokumentus, įrodymus ir užsirašykit. Asmeniškai nesikalbam. Aš su mama nekalbu, tiesiai. Žiūrėk, mama, pažiūrėkit čia. Aš dabar su mama kalbu ar ne? Aš kalbu su dokumentu. O mama kalbasi su kuo? Viskas. Užsirašykit, nutraukit tiesioginį kontaktą. Kalbam per šitą. Kodėl kalbam per šitą? Todėl, kad manipuliatoriai reikia surasti susilpną ką tokią vietą. Ir tą vietą ką padaryti? Užkabinti. Taip? Ar žino čia silpnas vietas žmonių? Tai va, užsirašom, pirmą, nerimas. Mes visi jaučiam nerimą. Žmogus jaučia nerimą visada. Dabar galima nerimą pakelt ir galima sumažinti. Pakeliu. Žinokit, jau vietų nebus, žinokit, toj klasėje. Dabar mes tik vaikus priemam tie, kurie turės 8 vidurkį. Arba yra dar vienas variantas. Žinokit, reikės išremontuoti šitą kabinetą. Jūsų vaikas, žinot, aš nieko negaliu. Žinokit, vietų nėra. Jūs patys spręskit, mama, patys spręskit. Pakėliau nerimą. Gerai, antras variantas, mažinu nerimą. Mam, jūs nesijaudinkit, viskas bus gerai. Aš tą vietą laikau. Bet žinot, reikėtų mažos paramėlės. Kad ten 100 litų remontui. Man nereikia, jūs man nieko neduokit, man nereikia. Jūs tik tai nueikit va čia, aibį, nupirkit ir viskas. Ką padariau? Nuraminau tik po mamą, taip? Bet kaip nuraminau? Per nerimą, net jeigu nenupirksit biškį problemėlės, taip? Užsirašom, antras būdas, kaip galima valdyti žmonės. Gobšumas. Atsiprašau, jūsų reikalas, žinot. Jeigu jūsų vaikas nesurašys į matematikos, mano matematikos būrelį, tai kada jis įstos, žinot, pabaigęs 12 klasės savo 8 matematikos, jums reikės mokėti minimum 7500 per metus už jo mokslą. Dauginam iš 4, mama, kiek gaunasi? 30 000. Tai jeigu jums gaila, kad jūsų vaikas ateis pas mane būrelį, va čia pasirašyti jums reikia, jums reiks mokėti 30 000. Tai 30 000 mokama, pasirašant mano būrelį. Jums spręsta, aš nieko. Aš pasirašau. Ir tada aš susirinku 15 žmonių ir sakau, mokytojai, direktoriai, matematikai. Matematikai jie savo varė 30 000. Tai dabar užsirašyti, galima sutaupyti pinigus ir galima ką? Uždirbti. Tai dabar čia mamai ką padariau? Sutaupiau, ne? Sutaupiau. 30 000 mamai sutaupiau. O galim uždirbti tos 30 000. Žinokit, pas mūsų mokykloje dabar atsidarė antras variantas. Baigia vidurinę ir dar baigia profesinę, žinokit.
Taip, normaliai ta profesinė kainuoja, žinokit, apie 30 000. Bet jeigu dabar jis išlaikys tos egzaminus, jis gaus 2 pažymėjimus, 30 000 gyvų. Pažiūrėkit, uždirbs vaikas ir galės į tenai ką padaryti. Dirbti iš karto papkas gauti. Nu, tai šeima, ne šeimos. Tai užrašom, ne? Būtent čia parašiau. Gerai, judam toliau. Sekantis naujienos. Sekantis būdas, kaip galima žaisti žmonėmis, tai yra naujienos. 2 variantai. Retro naujiena. Atsimenat, senais laikais buvo rusiškas mokymo metodas toksai. Žinot, užhipnotizuojant vaikus ir ten į galvą anglų kalbą. Atsimenat, toksai buvo metodas senais laikais. Dabar, žinokit, mes iš naujo pradedam daryti, bet reikia jūsų sutikimų. Pasirašom, ir dabar jau vaikus mes mokysime to retro būdų. Pasirašom, pirmas variantas retro, antras postmodernius. Galima šiandien pasakysiu, mama, žinokit, super naujas metodas. Įjungiam kompiuterį, rodom 25 kadrą, ir tuo pačiu metu mokom anglų kalbą. Suprantate? Finansuoja mus Coca-Cola. Bet po to, žinokit, vaikai gers tik tai Coca-Cola. Vandens daugiau negers. Tai sutinka. Bet žinokit, labai naujas dalykas, labai gerai anglų kalbą išmokti. Super, žinokit, super. Nu, parašiau. Ką darau? Naujiena, ne? Naujiena. Toliau, sekantis, užsirašom. Kaip galima žmogų manipuliuoti? Galima žaisti per išskirtinumą. Užsirašom, kaip išskirtinumą. Pirmas variantas – išskirtinumo. Žinot, koks yra? Neįsiskirk. Nu, palauk. Nu, bliam, tu pati pažiūrėk, visos 3 jau turi po 9 iš lietuvių. Nuo tu 8. Nu, tai ką tu blogesnė? Ir atvirkščiai dėmesio. Galim sužaisti, išsiskirti. Galiu žaisti per išskirtinumą į pliusą ir galiu žaisti, kad atsilikti nuo jų. Sekantis dalykas, kaip galima žmonės manipuliuoti, yra komfortas. Pirmas, galima išpasakyti, mamos, jūs atveskit savo neįgalius vaikus. Žinokit, jiems nieko nereikia. Mes už jūs viską ir paklausim, ir panešim, ir paklijuosim, ir viską. Pasirašyti. Mūsų 6 000 atnešėt, gerai? Ir mes visus jos paimsim, viską pasiūsim. O paskui jau nežinau, kaip ten bus, ne? Ar pagautumėte, taip? Tipo, už juos viską padarysim. Ir antras variantas. Užsirašom, nieko daryti nereikės. Mamos! Galima aš jums pasakysiu, dabar situacija pasikeitė. Taip, jūsų vaikai anoj mokykloje mokėsi blogai. Pas mūsų mokykloje, aš jums nuoširdžiai sakau, jiem nieko daryti nereikės. O pažymėjau, kad tada čik. Todėl, kad mes mokysimės jos hipnozės būsimos metu. Jie atsigulė ant sofkutės, mes įjungiam muzikytę, jie visi, vaisiam į galvą. Matematika, lietuvių, anglų kalba. Ir jie visi genijai bus. Tikit manim. Taip ir bus nauji metodai, technologijos naujausios, viskas. Pasirašom, pareiškimai, ačiū, labai laukiam. Genijai jūsų vaikai, genijai, bet mes juos atkasim. Kada nors, galbūt po 12 klasės, galbūt 16 klasės mes juos atkasim. Kada nors. Mes iki laiko nepasakėm, kad atkasim, ne? Ir paskutiniai dalykas, dėmesio, 6. Per prisirišimą žaidžiam, per prisirišimą. Aš labai atsiprašau. Pirmas variantas. Dar labiau pririšam. Galima aš jums pasakysiu, jeigu jūsų vaikas pasilieka mūsų mokykloje, neišeina, mes papildomai jam duodam to, per ką jūs manipuliuojate. Nes kada vyksta konfliktinės situacijos, taip, ar tarp kultūrinės, ar paprastos, visada mūsų užkabina ant kažko. Per kažką mus ką padaro, patvarko, taip. Tai arba mes mokam apsiginti, arba mes tampam aukos. Vat ir viskas. 2 variantai. Daugiau variantų ką? Nėra.